Ko galime tikėtis iš valstybės, kai ne kieno kito pačios Teisingumo ministerijos iniciatyva yra grubiai pažeidinėjami įstatymai. Kauno apygardos prokuratūra įspėjo Lietuvos kalėjimų tarnybą nedaryti pažeidimus steigiant pusiaukelės namus Kauno rajone Domeikavoje. Prokuratūra reikalauja pirmiausia, kaip reikalauja įstatymai, pakeisti žemės paskirtį ir tik po to pradėti pusiaukelės namų veiklą. Tuo metu Domeikavos gyventojai praneša, kad pusiaukelės namuose Stumbro gatvėje Šakių kaime jau apgyvendinti 8 nuteistieji. Žmonės įsitikinę, kad buldozerių per žmonės ir įstatymus važiuojanti Evelinai Dobrovolskai pavaldi įstaiga taip elgėsi tyčia. Į Kauno prokurorus prašydami ginti viešą interesą ir stabdyti savivalę kreipėsi patys gyventojai. Jie prašė panaikinti pastato pirkimo pardavimo sutartį, taikyti laikinasias apsaugos priemonės, neleisti pirkėjui pervesti pardavėjui likusią beveik 370 000 eurų sumą. Pagal įstatymus specialiosios paskirties pastatai, kareivinės, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės ir kita, gali būti statomi žemės sklype, kurio paskirtis kita, naudojimo būdas visuomeninės paskirties teritorijos. Pirkėjas, norėdamas pastate įsteigti pusiaukelės namus ar probacijos tarnybą, turi su prašymu dėl žemės sklypo žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo ar nustatymo kreiptis į Kauno rajono savivaldybę. Iki to laiko, kol nebus pakeista žemės sklypo naudojimo būdas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į visuomeninės paskirties teritorijos pastato naudojimas kaip atviro tipo bausmės atlikimo vieta laikytinas neteisėtų, rašoma prokurorų nutarime. Galutinį sprendimą prokurorai priims išanalizavę visus duomenis, nutarimas gali būti skundžiamas. Kalėjimų tarnybos planai atverti pusiaukelės namus šalia Kauno esančioje Domeikavoje sulaukė gyventojų, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių pasipriešinimo. Peticiją dėl to inicijavę žmonės pusiaukelės namus vadina atviro tipo kalėjimu. Jų teigimu ši įstaiga, kur nuolat gyventų iki 25 nuteistųjų veiktų, prie pat daugiabučių, mokyklos, darželių. Tik po kilusio skandalo ministrė Evelina Dobrovolska rado laiko susitikti su gyventojais, tačiau gyventojų nuomonės pavėluoti jos argumentai nepakeitė. Tinkamos vadovavimo patirties ir išsilavinimo neturinti laisviečių deleguota ministrė, kai reikėjo ją tvirtinti į šį atsakingą postą, padarė didelį įspūdį dabartiniam prezidentui Gitanui Nausėdai. Po pokalbio jis ją labai gyrė ir leido suprasti, kad sieja su ja didelės viltis.